Hebra, yra žiauriai šalta, bet mes mėgam dėl tokio vaizdo čia. Palanga, Dviračių! Labas rytas, ar miegam, bet koks vaizdas ir koks geras miegas. Va, graži jūra. Oi, jūra. Visi kaip išprotėję filmuoja. O kas čia vyksta? Žvejyba. Milvydas žvejoja kiaušinius. Pirmidų. Kas čia yra? Killer ants of Amazon forest. Kas čia yra, Dangirė, trumpai? Vat, aš prieišiu. Nu pasakyk, kas ten yra. Va. Skruzdė žudikės. Jeigu praeina, va. Ką jis daro? Praeina, va, tai kaip per visą mišką visko, nei gyvačių, nei varlių nieko nelieka. Nes viskas suvalgo? Žygio rožinis patiekalas, šaltibarščiai. Kažkada net netikėtai mes juos pasidarėm ir dabar kažkaip jau kiekvienais metais kartojam. Nes taip atrodo, nu, sudėtinga žygė pasidaryti šaltibarščius. O mes pilnai su visų komplektų. Su kiaušiniais, su virtom bulvėm. Taip kaip restorane. Tai mes tokiam valgom kaip aukščiausio lygio restorane. Gamtoj, čia, ta prasme, negausi. Tu niekur tokio negausi. Tokios paslaugos tokios nenusipirksi. Bet būtent va tokioj vietoj. Bet kad sunkiai pasiekiamoj bet kam. Va taip, va tiesiog žmogus prakelės pirštais negaus čia, va kažkur tai miške šaltibarščių. Tai va tuo čia ir unikalu. Nida, viskas, kurortas, prabangus, viskas, gražu. O čia pažiūrėk, kas darosi. Musytės, o. Gyvas musės, pažiūrėk, eik so. Ta tokia būna, toks laikas Nidai, kai jos viską čia užpuola. Visas tulpas, va. Turėjom laisvo laiko, šiandien kelias valandas. Ta pirma diena, ta Nidos diena tokia yra labai jau čilinė, paskui antra vėl. Nu, žodžiu, žygis tas pagrindinis yra 3 dienos sunkumo. Paskui jau toksai, taip sakant, žaizdų laižymasis ir poilsis, kad grįžtumėm į miestą tokie jau pailsėjom. Tai daugiau tos jūros bus, matysim, daugiau tokio lengvo minimo, mėgavimasis Kuršių nerija, nes čia tikrai turim kuo mėgautis. Bet tie visi tą pajaučia. Dabar atsiskyrė nuo mūsų 5 žmonės. Tai labai, sakyčiau, daug. Tai norisi, nežinau ką čia norisi pasakyti, tiesiog jie neplanavo tokios baigties kelionės, taip sakant, atsiskirti kažkaip tai, nes jie nakvojo viešbutį, dalis jų nevažiavo jau į tą gamtą. Ir čia toks gaunasi, toks skilimas komandos, tai truputį gaila, kad jie nepatiria viso to komplekto, nes čia tikrai yra komplektas, čia nėra, kad atvažiuoja tik jūros, ar čia va tas žygis, žinai kur važiuoja, važiuoja 5 dienas, Vilnius, Palanga, su komanda, čia visas tas yra patyrimas būtent su komanda praleisti visą šitas dienas. Ką ruoniai? Vaniaujam. Kas tau senos, kur tu jų įkišai? Tai čia su biškį, su Milvydu, česnakinė kažkaip.
Judam. Judam. Pozuojam mes čia, va, tai va, gražiai visi sustoja. Bum, bum. Saulė, vanduo, visada labai gražus čia būna kadrai. Nutiko. Jokiausiai yra pakliuvo, blema, į tą patį problemą. Kokia? Kas nutiko? Į skrudelynę, blema. Aš galvoju, blema, kodėl man taip viešik, blema, tas kojas, blema. Aš padėjau kretynis, blema. Ir dvirtis nugriuvau, blema, po to, blema. Nu tai kas čia buvo, ką tik? Grįžta gal jie ten įsisės. Ką jie nydoj? Kas jie? Nu čia Lenkijos prezidentas, premjeras. Ir kas? Lietuvos Lenkijos. Nes dabar Nausėda kėlė, tam buvo ir dar fronte, ten matėm, žinai, kiemą. Kas čia buvo? Nukritai. Tu šiandien šią žygį kelintą kartą nukritai? Antrą. Ne. Trečią. Ne. Trečią? Ketvirtą gal? Ne. Dar buvo įvykis, nuotykis. Važiuoji taip susilenkęs. Pasakau, galva kažkas traška. Briedis tiesiai prieš vairą. Yra nufilmuota. Geras. Bet... Dabar žiūrim tašę, ar nesudaužė mano kombučios. Sausainiai gyvi. Dešrelės. Šokoladas. Šokoladas. Pusgyvis. Gyvas. Davai, rodyk mano kombučias, svarbu. Kur ta kombučia? O pas mane buvo? Tikrai? Neslaužiai. Ačiū. Ten kolektyvas lydi Saulytę. Ten Saulytė leidžiasi, nelabai matosi. Oi, dabar įsimaudžiau ir montuoja video, man pasakė, kad ten biškutį problemos su video. Pasirodo, ten tiek fainų kadrų prifilmuota buvo ir vakar dienos, ir šiandien dienos. Ir ten ant 4 kart sulėtinimo. Ir viskas be garso. Tai tokie kadrai gaunasi ne visai normaliai naudojami ir daug ką prarandam. Tikrai gaila. Nu, bet ką padarysi? Toks darbas. Toks reikalas iš šitų dalykų yra. Dar vat, norisi tą saulę pagauti gražią. Ką čia renkat? Šovinius. Šovinius? Gilzės čia ne šoviniai. Gilzės. Šautas. Garsinės. Jo. Ką darysit? Kolekcionuosiu. Nors šiaip negalima. Galima, man atrodo, garsinės. Gal ir galima, bet Šauliuose bet mums neleisdavo, nes būdavom Kazlų Rūdoj. Bet nieko. Antikvarus. Aistis yra tas žmogus, kur dar čia nemažai šią kelionę nepafilmavo. Neįsirašęs įrašas. Tai dabar kartoju. Tai va, daug kadriukų jų matėt, tai ačiū jam. Ne, už ką. Ko ieškai? Aš bandau suras, kur tos pratybos. Šaudimo? Jo. Jo, tai žodžiu, žiūriu, niekas neįsirašė. Tai trumpai, ką aš norėjau papasakoti apie šitą dieną. Nuvažiavom šiandien 40 km. Tai yra, nu, galima sakyti, juokingai nedaug, lyginant su to, kiek jau nuvažiavom.
poilsinė diena. Rytoj laukia dar nedaug, 50 km. Tai dar viena tokia poilsinė diena, bet šitas maršrutas taip ir subalansuotas. Pirmos 3 dienos varai. Paskui pasiilsi ir pasieki Palangą toks pusiau pailsėjęs, biškutį atsigavęs, bet toks priplotas jau tada nuo saulės, nuo jūros. Bet toks va, tas ir balansas, nes visi dažniausiai mes norim prie jūros pabūt, važiuoti atostogauti prie jūros, tai čia tokios yra aktyvaus poilsio atostogos. Toks tas maršrutas subalansuotas. Tai vat, kas pabėga, neišbūna visos šitos programos, taip galima pasakyti, tai nepatiria visos tos pilnumos. Jie tada atvaro, per 4 dienas nuvažiuoja iki tos Palangos, kas nėra sunku, bet atvažiuoja toks jau pavargęs truputį, o mes atvažiuojam tokie truputį pailsėję, nes mes pabūnam prie jūros 2 dienas, važiuodami ten 40-50 km. Tai visada labai taip rekomenduoju pilną programą priimti. Dar norėjau pakviesti į stovyklą. Turime stovyklų, laukinė stovykla laukia, kur visą savaitę jaunuoliai gyvens miškuose, gamtoje, kurians laužus, gamins maistą ant laužo, plauks per ežerus, per upeliukus. Tai ten gali atsiųsti savo jaunuolį. Arba jaunuolę. Dar turim Laisvės kodo stovyklą. Ten galima gerai pailsėti, išmokti dalykų, kurių nemoko mokykloje. Visokių tai atsipalaidavimo, kvėpavimo, nusiraminimo, daug aktyvaus poilsio, sporto, mitybos, tokio sveiko gyvenimo būdo. Kaip čia pasakyti, mokykla, toksai pagyvenimas savaitę sveikai. Ir dar turim kitų stovyklų, Sveikuoliai LT. Paliksiu po video šitų linką, kur tu rasi tas stovyklas. Ir kviečiu dalyvauti. Dar po praeito video buvo klausimas. Norėčiau paplanuoti panašią kelionę, tik nerandu informacijos dėl kėlimo per Kuršių marias. Tai aš paliksiu aprašyme kapitono telefono numerį. Jis yra vienas seniausių kapitonų Kuršių mariose, turi daug laivų. Pats jis ten gal ir nelabai jau plaukioja, bet jisai turi sūnų, turi ten kitų daug kapitonų, viską žino apie šitus visus laivelius. Tai aš manau, kad jums gali padėti šitų klausimų. Man padeda jau daug metų, šiam paskambinu. Mes pasisamdom laivą ir jie mus perplukdo. Nereguliarių kažkokių tai tenais keltų, kurių tenais, žodžiu, ne visada būna, ne iš visur, kur reikia, o mes pasiskambinam, iš kur mums reikia, iš ten mus perkelia. Tai kviečiu irgi, jeigu pasiplanuot norite kelionę, paskambinkit, jums padės šito klausimu. Milvydai, trumpą reziumė. Padarėm apžvalgą powerbankų. Trumpas reziumė. Padarėm trumpą apžvalgą, tai trumpas reziumė, kad turi visi labai daug skirtingų. Yra, kas turi vieną gerą, turbūt pasiteisintų labiausiai. Vienas geras ir su minimum 30 000 talpos. Yra, kas turi GoPro, tai naudoja daug didelių. Kas mažai naudoja telefonus, tai naudoja po 10 000 ampervalandžių. Ir turim galingiausią šitą 50 000, bet neveikia. Tai sunku pasakyti. Nu dar šitie turbūt po 30 000, ne? Jie tokia pat galingumą kaip šitas. Jo, tai va šitie irgi vieni iš geriausių ir pagal svorį. Tai čia lyderiai. Aišku, Dangiras su 5 powerbankais tai visus nurungė. Turi net 5, bet dėja visi jau išsikrovė. Nevišijų. Bet kažko vienas iš 3 reikia Reiktų dar vieną nupirkti. Jo, Dangiras, jisai neturi pakrovėjo, neturi laidą. Jeigu įsikrauna, jis nusipirka powerbanką parduotuvį. Jo, teisingai pasakė. Palaukit, važiuosim tavo. Čia, kai žinot, telefonas įsikrovė, nusipirksiu naują. Bet realiai, pažiūrėt, kiek čia powerbankų mūsų. Ir dar pas mane 2 bagažiniai guli. Nu. Dar 2 neištraukti yra. Nu, sviesto ir to. Chebra, yra žiauriai šalta, bet mes mėgam dėl tokio vaizdo čia.
Labas rytas. Nežinau, čia turbūt nematysit, bet čia daug lašiukų. Nes aš čia ne palapinę pasistačiau, o tik tai tokį pirmą sluoksnį nuo odų. Nors odų, aišku, su tokiu vaizdu nebus, nėra, nes vėjas pakankamai toks yra. Bet tai va čia. Aš čia pavadinčiau žygį vainikuojančią nakvynę. Ant jūros kranto ar kopose. Nežinau kaip tai vaidinti, bet tai labai gera. Sakyčiau, žygį vainikuojanti nakvynės vieta. Nes jau už kelių valandų pasieksim tikslą. Palangą. 50 km belikę. Sėsim ant žirgų ir minsim. Įdomu būtų dar kitus pafilmuoti, kaip kas miegoja, bet jau turbūt miegančių nerasiu, nes jau gan vėlu. Tai, va tai va. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Bum. Nu va, čia yra momentas, kai sulūžo mano palapinė. Pingvin Aris. Tarnavusi man gal kokius, nežinau, 11 metų, 11-12. Tikrai džiaugiausi ją. Mažytė palapinytė. O čia dabar matot, nulūžo metalas. Šitas jis turi įlysti, puch, ir tada jis taip išsilenkia, va, kaip čia matosi, va. Va. Čia toks galiukas, va, labai gerai matosi. Čia toks galiukas, o čia nulūžęs galiukas. Tikrai čia nesudėtingas yra remontas, reikia pakeisti vieną strypelį. Aš taip ir darysiu, šią tvarkysiu. Bet labai pasisekė, kad man nulūžo paskutinę dieną, paskutinį rytą. Ta prasme, viskas, man jos nebereikia realiai, aš važiuoju namo vis tiek. Bet, žodžiu, ačiū palapiniai, kad jinai man atlaikė tiek metų. Ar rekomenduočiau? Taip, rekomenduočiau. Ne vienam esu rekomendavęs, kas klausė, su kuo važiuoju, tai vat Pingvin Aris palapinė yra tai, su kuo aš važiuoju. Susirenka vat į tokį nedidelį ilgių krūvelę. Kiti kuoliukai palapinių dažniausiai būna ilgesni, tai šitas jau pliusas didelis tas. Nu toliau viskas tas standartiškai, ką gali, yra pirma dalis ir antra dalis, viršutinis sluoksnis ir apatinis. Bet tas jų trumpumas visai daug leidžia jos pasidėti į kur nori. Nu ką, labas rytas, dabar jau tikrai paskutinis rytas kartu. Turėjom tinginuko, visokie auliukai, košytės ir viskas. Žygis baigsis, labai liūdna. Bet reikia džiaugtis, kad įvyko. Tai va, atrodo labai patinės. Bet prie jūros buvo ką veikti miegot. Labas rytas ir stovyklavietei, stovyklautojams. Linai, kaip naktis? Drėgna. Vėsoka buvo. Sušalai? Ne, nesušalau, bet biškį teko prabaudinėti, toks biškį per karštą, per drėgną, nesuprasi toks miksas. Tomai, tu ką? Vėsu. Nebūna vyram šalta. Taip, vėsu. Paryčiais atsikėliau, dar strikiu užsidėjau. Nusteigęs paskutinius kilometrus įveikti? O, čia easy peasy. Namo. Kai jau namo Po kiemą važinėjimas. Čia buvo drėgna, nes mėgom prie jūros. Buvo drėgna ir šalta. Aistis atsispaudimus darė, Vytautas bėgioja, aš varčiausi. Atsispaudimus naktį darė? Su tokia praktika, kad sušilt. Sakė, padėjo. O, dar raumenukai auga. 2 viename. Naktį buvo biškį šalta, teko pasivartyti, bet... Aš žinai, kad kiti atsispaudimus daro naktį. Tai girdėjau, ir vaikštai, ir atsispaudimus daro. Ir laužą kūrena. Nu. O iš tikrųjų viskas buvo, tik tai taip pavargę, visi reagojo, kad nieko nejauti. Ne, bet iš tikrųjų taip 2 dienas nei vieno uodo nemačiau, nejaučiau ir nepliaukštelėjau. Tai kažkaip čia uodų nėra. Girdėjau naujų iš technikus radęs miego. Jo, atsispaudimus darėm. Kiek padarėjai per naktį? Nu, 20 padariau, tada jau mėgoti žiauriai buvo šalta vienu metu.
nufilmavau stebuklą. Ir tada žiūriu, kad drebu belė kaip, tai padariau atsispaudimų ir užmigau, tada jau buvo pasaka. Bet buvau taip sušalęs galvoju. Bet pavyzdžiui, iš mūsų visų tangyros atėjo be miegmaišio, be nieko. Nu, biški šalta, bet ne taip blogai kaip vakar, tai pavyzdys mums. Nu, kaip čia kolektyvai naktelė, kaip dangyrai miegoji. Tu prieš dūmus, blėvas, kaip, blėva. Nu, kaip miegoji? Gerai. Nebuvo šalta. Nebuvo. Žygi, tu ką? Gerai, truputį šalta, bet vis tiek gerai. Geriau nei dangyra. Tai kodėl iš kur tu žinai, kad geriau? Nu, jam šalta. Jam nebuvo šalta, sakė. Blėmas, kaip ruonis mėgojau nešalta buvo. Aš dar šortus sudėjau, dar kelius užsidėjau, apsiebėjau. Dar striukiau užsidėjau, apsia kaip. Kaip karalius. Jo. Ir nespėjai baigiau. Okay. Taigi. Viskas, susikraustom iš stovyklavietės, dabar renkam žygio krapštų. Kas ilgiausiai krapštasi. Turim 2 potencialius nugalėtojus. Ką? Tai paimsi gal? Ten vienas, čia vienas. Dabar žiūrim, kas pirmiausia krapštė. Gražus kelias, nieko nepasakyti. Takelis, atsiprašau, takelis. Ką, 5 diena minimo. 5 dieną mes judam tuo pačiu tikslu, pasiekti Palangą, esam laukiniai, bet po 5 dienų gyvenant gamtoj, jau galima save taip vadinti. Pailsėję nuo miesto visokių tai šurmulių, kažkokių bėdų, kažkokių tai sprendimų, bėdų. Dabar mes turim paprastas bėdas. Nusirink kankorėžius, ten kur miegosim, užsikurt laužą, užsikaist vandens, arbatos, pasidaryt valgyt. Tokie paprasti dalykai yra mūsų kasdienybė, būnant laukiniais. Ir tas leidžia nutrūkti nuo visų tų namų klausimų, nuo tų visų darbų klausimų. Tai čia toks tikrai, man asmeniškai tokios atostogos yra pačios mylimiausios. Aktyvus poilsis. Vadinamas aktyvus poilsis. Kažkas dviratį mina, kažkas bėgioja, kažkas irkluoja, kažkas būriuoja, kažkas kaituoja. Visi turi turėti kažkokį tai savo hobį. Jeigu dar neturi, ieškok, atrask, turėsi. Kažkas žvejoja. Čia galima iki begalybės hobius vardinti. Bet Kuršių Nerijos takas vertas laukimo tų 2 metų. Nu, daugiau metų, daugiau. Jeigu dar su tuo visų, kai jis buvo blogos būklės, tai irgi galima skaityti prie laukimo. Nu ką, laineriai. Testuoja vieni kitus dviračius, matuojasi, kaip sakant. Pas ką didesnis, geresnis, geriau rieda. Pravažiavom dar tos, kiek čia 20 km liko, iš Klaipėdos pasiekti Palangą. Tai noriu perduoti linkėjimus mūsų prieš 10 metų vykusio žygio dalyviam. Tai Mantvidui jaunuoliui, Augiui Šakiai, Andreliui, Mantas grindų šlifavimas. Ir apdirbimas. Ir Justinui iš Justiniškių. Ir Simonui. Linkėjimai jum iš pirmo žygio. Taip pat Kupiškio chebrai, žinau, kad žiūrit. Esate dabar berods Švedijoje, Mina kartu. Mariui linkėjimai Gintui, Mindaugui, Rolandui. Rolandui berods nėra kartu. Ir kas ten mūsų linksmuoliai Laurinai linkėjimai. Nu visiems, žodžiu, iš 22 metų žygio. Tai reiktų kažkada pakartoti, gal kažkaip kartu, gal ne šito žygio metu, gal kitais metais. Milvydas, vien tai, kad jis yra pirmasis iš pirmųjų dalyvių, kai važiavom per 10 metų, bet jis šiais metais su visais susisiekė. Jo, visiems pasiūliau, norėjau taip papilti, bet daug kas negalėjo dalyvauti. Tai linkėjimai visiems, taip pat ir žmonai, Laura, linkėjimai tam. Bučkiai žmonai perduok. Bučkiai žmonai. Nauji žygio dalyviai atvyko. Kažkaip dažniausiai uždaryta čia būdavo. O, kokie faini plaustai. Rankytė nusikabinti. Ekstra atveju.
Bet aišku, čia visi prie pat krantai tuoj pat ištrauks. Labą dieną. Saulius yra? Taip. Yra. Sveikis gyvas. Mes. Tai greitai. Jau va čia jau ten dūsa vaikas antrą dieną ir pavargai. Mes padūsaujam, bet atvažiuojam. Gerai. Geiminį? Labą dieną, direktoriui. Labą dieną. Geiminį, žaidimai. Dirbam. Minecraftas. Su banko. Keliaut nori dviračiais padėti. Geras darbas. Einam, galiu parodyti, kokį dviračių vienas atminė pas mus. Ar jis jau atvažiavo? Kiek meistrai bus įdomu pamatyti. Jis važiuojantis? Jo, nu atvažiavo jis čia. Meistrui parodysiu, kad nereikia ten dviračių taip švarkyti, atvažiuoja žmonės ir sukur tos dviračius. Va. Legendų jumai. Kiek stipinų nėra? 3 stipinų nėra. Va. Darom žlugti reikia. Jisai važiuoja be miegmaišio ir be kilimėlio. Va čia yra respektas. Ir be stipinų. Miega, nu va, palapinę pasitėsi, užsikloja, susisuka į kamuolių. Čia yra unikum. Persigrupuoja daiktus, viską susikiša į krepšius, čiukų ir važiuoja. Va, Saulius sudėda visus rusikus į krepšius ir išmena. Gerai, sėkmės. Gerai, iki sėkmės. Ir vėl didmiestis. Vienam didmiestį pradėjom Vilniui. Pasiekėm kitą didmiestį, Klaipėdą. Turim tradiciją užvažiuoti pasaulį visą laiką, šį kartą kažkaip laiko daug neturim, tai labai trumpam, bet vis tiek išlaikėm tradiciją ir užvažiavom. Kažkada mums yra jau ir dviračius tvarkė, tai operatyviai atvažiuojam, patvarko kažką tai. Ar nusipirkti kažkokių tai krepšių, kažkas tai irgi sugalvoja. Šį kartą tiesiog užvažiavom. Jeigu kam reikia dviratais nuomoti, tai vat 2 ratai ar Baltic Bike Travel galite rasti ir nuomoja dviračius ten šimtais. Turi 400 dviračių priekabas renginiams ir taip toliau ir galite išnuomoti. Kiek padangų sprogo per šią kelionę? 2, 3, kažkas tai tokio turbūt. Pirmomis dienomis. O paskui kažkaip įsivažiavo. Milvydas filmuos, kas čia yra per varžybos? Tour of Lithuania pirmas stage'as, plento varžybos. Išvažiavo iš miesto apšilimo, dabar už miesto kiek važiuos? Už miesto. 140. 140. Tai va, matėt kokiu ritmu mes važiuojam panašiai, kem 5 irgi laikėm visą kelią. Bandysim dasyvyt. Būsimas čempionas Lietuvos plento, planuoja Šiauliuose savo amžiaus klasėje 1 vietą šiemet apgint. Varysim. Kaip pavyks? Gal. Bandysim. Palaikysim. Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Iš Vilniaus atvažiavom iki Palangos. Galite sveikinti. Nu, kur plojimai? Iš Vilniaus atvažiavom. 5 dienas važiavom. Plojam! 5 dienas. Ko juokėtės? 5 valandos būtų galim išsėtumėm. Juokas. Čia gerai jūs mus išdūrė. Vardą savo dar pasakom. Tomas. Vytautas. Kristina. Milvydas. Pijus. Linas. Asis. Žygis. Garsiau, kad... Žygis. Ar tu mergaitė? Garsiau. Žygis. Tomas. Adomas. Jūros. Ir aš, Simonas, atminėm mes į Palangą.
vestuvės. Dar važiuojam ant tilto galo, ten nusifotkinam ir viskas. Prieš metus Aistis buvo mažesnis ir Šakotis buvo mažesnis. Aistis paaugo ir Šakotis užaugo. Sveikinį veikus. Vilnius, Palanga, dviračių! Valgysi? Nu. 1, 2, 3. Easy. Ir namo dabar. Eina. Nu, kartočiau žygį patiko su truputį A, tikrai? kaip invalidas, bet tikiuosi jo, kad kojų nebeskaudėtų. Nes klausia žmonės, kažkas klausia, kaip rasti ištvermės va merginoms? Ryžtis kaip? Tiesiog nusisukaupti. Nežinau, vyko kova su mintim, bet kažkaip jo, turbūt reikia tik labai norėti, pasistengti. Tai labai norėjai ir įveikti. Taip, buvo sunku. Buvo sunku, bet taip noras buvo stipresnis. Nu, kas turi dangilės bentingį? Jau manau ne, Tai gal būtų jau važiuojam, skubam, lekiam į traukinį. Jau taip jau laiko viskas čia pas mus ir bam! Padangėlės. Kad būtų linksmiau. Taip. Tai nieko nebūna. Dar išvažiuojant sako, o tu žiūrėjai, kamerą, padangą apžiūrėsi, jo, kad nieks nebūtų lindę. Yeah. Dar sako Linas, o reikia mums čia skubėti, čia sako, jau niekur nereiks stoti, reikia palaikyti 20, nes nespėsim. Ir pats jisai va tokį šposą. Minam. Minam, tik tai dabar jau mina mašinistai. Ir mes minam į Vilnių. Namo. Užtenka jau. Galėtų traukinys pro Balsius važiuoti. Ne? Į depą tik. Į depą, ja? Ačiū Jums už kelionę. Iki kitų metų. Aš net buvau pamiršęs, o jinai atsimena, kaip aš čia miegau. Sako, pernai jūs čia miegojot ant šitų sėdynių įsitiesę, tai jinai atsimena. Tai, va, turėkit spotą gerą. Man atrodo, aš pernai kėliau video, kaip aš čia miegau, bet aš jau net neatsimenu. Viskas, pakojamės ir važiuojam. Nu ką, Vilnius jau, aš pravažiavau čia 6 kilometrus, čia toks šurmulys, čia tiek veiksmo. Po mūsų viso to tokios ramybės, jūros, to viso tokio kažkaip tai toks čia labai šurmulys. Jeigu turi kokių klausimų, paklausk, parašyk, aš padaryčiau video su atsakymais, dar turiu ten keletą klausimų, čia komentaruose buvo, ar kažkas man rašė. Tai tiesiog toksai vat, tokia va mintis, nes jau turiu patirties, kad pagalvojau 10 metų va, tokio vat, važiavimo, turistavimo dviračių. Tai drąsiai, jeigu tu nori pradėti, turi klausimų, nori pats važiuoti, tai aš galiu tau patarti, padėti šitų klausimų. Tai va, iki susitikimo kažkur tai kitam video. Tai nežinau vėl, nes nežadėsiu, važiuosiu, nevažiuosiu, turbūt nevažiuosiu. Taip, pilnai, gal kažkaip dalinai prisijungsiu kitą kartą. Nežinau, bus matyti, nenoriu čia vėl pasišnekėti, kaip koks selas. Ateis kitų metų gegužė ir pamatysim. Kuku, sveikas. Kuku. Nykštukas. Atsarginu, tu mes. Iki, smagu, kad stebėjai, jeigu nežiūrėjai, tai pasižiūrėk praeitas dalis arba kažką kitą, kas tau patiko. Aš atvažiavau iki čia, kur pradėjau kelionę. Ate.